Šiandien bėgte su Jovaiša bėga Londone, Hyde Parke, su sportišku dzuku. Labą dieną, sveikas Marijau. Kalbėsime apie jo naują verslą Pump and Plate, kultūrizmo sporto pasiekimus ir apskritai gyvenimą Londone. Prieš 10 metų beveik iš Punios Šilo, nemokėdamas angliškai, atvažiavai į Londoną. Taip, būtent. Papasakok, kodėl taip atsitiko? Baigiau mokyklą, įstojau mokytis, įstojau studijuoti, baigiau studijas ir neturėdamas jokio plano pasirinkau mano galvą geriausią, be kalbos, be jokių ryšių, atvažiuoti į kitą šalį ir bandyti ten patyti gyvenimą. Aš čia sarkazmas, kad geriausia, bet tiesiog neturėjau jokio plano ir pasiekiau bandą. Tai dėl to aš čia. Bet prieš 10 metų jau Lietuvoje galima buvo kažką veikti, jau nebuvo laukiniai rytai, žinai. Kas tave paskatino tokį žingsnį? Radikalų. Kaip ir tokiu, neturėjau jokio plano visiškai, dar galvoju, net nebuvo jokių verslo idėjų, nebuvo nieko, visiškai nežinau, ką norėčiau veikti gyvenime. Ir kadangi baigiau transporto elektroniką ir kažkaip nesijau savo gyvenimo su tuo, tai tiesiog išvažiavau. Nes jo, Lietuvoje tada buvo labai gerai, bet kadangi pas mane galvoje nebuvo idėjų, nebuvo minčių ir manau, kad šita šalis man davė supratimo šiek tiek apie gyvenimą, subrendau čia. Kaip tie pirmieji žingsniai mokantis anglų kalbos, tokį, kaip supratau, šoką save įstūmei? Visiškai, tai po universiteto baigimo kažkaip galvoju, kad esi vertas kažko gyvenime ir tada tiesiai pro fabriko duris įeini. Be kalbos, net tokias minimalios komunikacijos, minimalaus pokalbio negali vesti. Tai didelis šokas. Išėjimo iš pirmasis darbas tavo, Tomai? Fabrike. Pakavau agurkų su šviežiom daržovėm. O. Tai toli ir nenutolau dabar verslu. Prie sveiko maisto. Prie sveiko maisto viskas prasidėjo. Tai pakavom agurkus iš vietinių augintojų, paprikas. Ir toks darbas šaltom sąlygom, 10-12 valandų per dieną, 6 dienas per savaitę. Wow. Užgrūdino. Bet aš galvoju, kad tokio šalto dušo visiems, ne visiems, bet daugumai jaunimo reikėtų. Tada pradedi galvoti, kad ar norėčiau tai daryti visą gyvenimą ir ką galėčiau visai padaryti, ar kažkokių įgūdžių įgauti. Ar dar kažko, kad taip nebūtų. Tai tas šaltas durpus toks man padėjo atsibusti po studijų. Ar tu turėjai kokią atramą vietoje lietuvių bendruomenė, šeimos nariai? Sesuo mano gyveno, ji buvo 3 metus čia gyvenusi, įsikūrusi. Tai kai tu nemoki kalbos ir tu atvažiuoji visuomenę, tu negali daryti net paprastų dalykų, atsidaryti banko sąskaitas. Aš negalėjau į sporto klubą ateiti užsiregistruoti, nes esu drovus ganėtinai, bent jau buvau prieš 10 metų ir turėjau pasikviesti sesę, prašyti jos pagalbos, kad man padėtų, vertėjautų. Tai kiekvienam žingsnį praktiškai reikėjo, kad ji būtų su manim. Net į parduotuvę pirmom savaitę nenorėjau eiti, bijodamas, kad kažko būsiu paklaustas. Tai tokia ta pradžia. Dabar jau nebijai? Ne, dabar nebijau, dabar einu drąsiai iškėlęs galvą. Kas daugiausiai prisidėjo prie tokio išdrąsėjimo, persilaužimo, drovumo, atsikratimo? Aš manau, kad pati Didžioji Britanija iš tikro atrakina žmonių potencialus, jei jie nori juos atrakinti, aišku. Pati visuomenė, integracija labai lengva. Man nemokant kalbos, aš integravausi pakankamai puikiai per pirmus metus. Tai šiaip tu pajauti, kad aplinkiniai žmonės net nori padėti tau kažką daryti gyvenime, kažkuo būti. Tai tavo manymu yra tokia welcoming bendruomenė? Labai, labai. Ir migrantus jie priima? Bet mes girdim ir nemažai čia buvo pasipriešinimo, gal dėl to ir Brexitas įvyko, kad yra ir pasipriešinimas. Daug žiniasklaidos buvo, dezinformacija tikriausiai, bet aš daug pažįstamų turiu čia ir dauguma jų yra anglai ir kažkaip visi super tolerantiški ir tikrai visi priima tave. Tai dėl to visada norėjau kažką duoti bendruomeniai iš savo pusės, kad atlyginti už tai.
Tai po kelių metų jau prasilaužęs anglų kalba, praėjęs tos sunkiausius pirmus darbus, tu žengiai toliau. Jo, tą anglų kalbą aš praktikavausi, mokiausi iš tikrųjų anglų kalbos kursus. Tai buvo toks akademinis. Ir kita vieta, kur mokiausi, tai buvo baruose, nes teko dirbti beveik 2 metus apsaugos darbuotojų ir tą kalbą praktikavausi su girtais britais. Tai O tavo figūra turbūt padėdavo? labai Su jais padėdavo, taip. labai padėdavo. Tai aiškinti. Kai kalbėti, jo, jie sušvelnino toną, kai paprašydavau, kad lėčiau kalbėtų, visada sulėtindavo, tai gavau pagalbą. Ir taip kažkaip aš visada labai noriai bendraudavau, matau, kad ir nesisekdavo, kad tie žodžiai strigdavo ar sakinys nebūdavo rišlus, bet aš kažkaip labai drąsiai pradėjau kalbėti ir labai norėjau integruotis į bendruomenę. Man labai svarbu, kad ir kur gyventum, tapt bendruomenės dalimi. Man visada tai buvo svarbu. Ar tose baruose visada to paikdavo susitvarti ir kartais reikėdavo ir pasimaskatuoti? Būdavo ir smurtinių situacijų, Jo. bet dažniausiai gražiai, gražiausiai dažnai Nu, jie ten mėgsta vaikščiot po barus, aš ir vakar, šeštadienį vakar. Labai. Visas miestas. Labai ir būdavo viską ir stiklinės skrisdavo ir ištemti reikėdavo žmonės iš barų, viską. Mane labiausiai šokiravo tikriausiai moterų geriančių skaičius. Anglijos geria labiau negu lietuvis. Aš sakyčiau taip. Ir tie limitai pas jas didesni yra. Kažkaip lietuvės tokias santūresnės moterys, sakyčiau, o britės. Dėl vyrų ir moterų teisių lygybės? Tikriausiai. Kas jums liepia neatsilikti nuo vyrų? Aš labai pritariu lygybei, tai tikriausiai. Bet jo, per beveik 2 metus baruose labai daug teko pamatyti. Kaip sportas tavo gyvenime prasidėjo? Taip akivaizdu, kad esi daug sportuojantis, žinau, kad esi kultūrizmų, daugkartinis įvairiausių apdovanojimų laimėtojas. Kada tai prasidėjo? Čia atvažiavęs, aš tokį padariau savo gyvenime drastišką labai sprendimą, gerą ir nustojau visiškai vartoti alkoholį, kas studijų metais ir toliau Lietuvoje, gyvenant prieš kelionę čia, buvo tokia tapė jau kaip tradicija, ne tik savaitgaliai, bet ir paprastas dienas. Ir alkoholis tapo didelė gyvenimo dalim. Čia atvažiavęs nusprendžiau, kad visiškai mesiu ir reikėjo tą įprotį pakeisti kitu. Nepaisant to, kad čia jisai taip Nepaisant to, vartoja. ne, aš tiesiog supratau, kad tai labai kertasi su tuo, ko aš norėčiau iš gyvenimo, nes tai labai geri, 1 dieną, 2 dieną, tokias 2 dienas tau neproduktyvus, tu negali nieko daryti, blaiviai mąstyti. Ir dėl to man buvo sunku ir bare dirbti, kai tu pats negeri, kažkaip kai tu geri, tu atrodo, kad toks linksmas esi išgeręs, labai visų mylimas. Tuo metu taip ir būna. Tuo metu, jo. Bet, o kažkaip tu visiškai nevartoji ir tas darbas bare, 5-dienį, 6-dienį, sekmadienį su girtais, toks per 2 metus užteko, iš tikrųjų. Per 2 metus užteko. Tai ir tada atsirado sportas mano gyvenime. Ar tas sportas tau padėjo atsikratyti svaiginimo? Sakyčiau, tikrai. Ir kad aš turėjau trenerį, savo sudarė man pirmąjį planą ir mitybos, ir sporto. Ir kažkaip buvau labai pasiryžęs pasiekti rezultatų. Aš visada labai liesas buvau. Dar apie kultūrizmą net negalvojau. Ir kai tu aktyviai sportuoji, tu daug energijos įdedi, visiškai nenori to sugadinti. Ir dėl to tai aš sakyčiau, kad sportas numeris 1 dalykas, kas man padėjo visiškai atsikratyti alkoholio. Tai tokias kūno formas tu pradėjai gaminėti kada? Kelių metų būdamas. Čia atvažiavęs? Čia atvažiavęs, čia tas vis rimtasis sportas jau čia prasidėjo. O Lietuvoje kažkoks tai buvo išlaikyti? Aš visada sportuodavau Lietuvoje, sporto mokyklą. Baigiau lengvą atletiką, visada lankiau 8 metus mokyklai. Ir salę eidavau, bet kažkaip nebuvau pilnai tame. Ir po to čia, nes draugų labai neturėjau, kalbos nemokėjau, tai negalėjau nieko labai daug daryti, tai liko sportas. Ir labai džiaugiuosi
daug gyvenime atradau su sportu, ne tik fiziškai sutvirtėjau, bet labai ir mindset pasikeitė. Ar sunku yra pirmieji kartai lipti ant scenos, kada tu mėnesius treniruojasi? Labai sunku. Buvo sunku su tokiais labai siaurais apatiniais visų pirma reikėjo lipti, kas buvo labai neįprasta, praktiškai nuogam. Sunku, daug žmonių stebi tave, pats pasiruošimas buvo labai sunkus. Yra viena, kai tu sportuoji savo, kai tu tiesiog sveikai maitiniesi, mėgaujasi, ir yra visai kas kita, kai tu nori tam tikrų formų pasiekti, tam tikro svorio būti. Tai tikrai nebuvo lengva, bet daug atnešė tas man. O kur čia tos ambicijos šaknys yra, žinai, nes daug žmonių tiesiog vaikšto į klubą, kilnoja hantelius, nori kažkaip čia sutvirtėti ir gerai atrodyti. Bet retas, kuris savo tokį iššūkį metą lipti ant scenos, dalyvautųsi pasirodymuose varžybose. Aš tikriausiai kiekvienoje gyvenimo srity, ar tai būtų verslas, ar tai būtų darbas kažkokį, kad dirbu, ar šiuo atveju sportas, visada stengiuosi iššūkius savo naujus kurti. Taip ir su kultūrizmu. Pats tas ėjimas į salę toks pakankamai monotoniškas užsiėmimas. Pakankamai atsibosta greitai. Jeigu tu neįsikeli tikslų, dėl to daug žmonių pradeda sportuoti, bet greitai ir baigia, nes turi turėti kažkokius tikslus, ten savaitės tikslas, mėnesio tikslas, metų tikslas. Ir kai visas tas dėžutės jau užžymėjau, liko tik konkursas, tai toks didysis tikslas. Ar gali tas tikslas būti centimetrai, ar tam tikra galia, ar dar nelipant ant scenos? Žinoma, tai labai jėga, pavyzdžiui, ar ne, ten norėčiau pakelti tiek ir tiek svorio, ar pasiekti tam tikrą formą, ten, pavyzdžiui, kūno riebalų kiekis, procentinė išraiška mažesnis. Tai aš manau, kad tie tikslai visur gyvenime svarbus. Tai koks tavo deadliftas didžiausias? 220. Wow! Poundų. Ne, kilogramų, poundų. Kilogramų. 220 kilogramų. Žmonės dažnai painioja powerlifterius su bodybuilderiais. Tai dažnai galvoja, kad bodybuilderiai labai daug gali pakelti svorio, kur iš tikro aš bent jau sportuoju su mažu svoriu. Daug atkreipiu dėmesį. 20 tau mažas svoris? Ne, čia buvo toks vienetinis. Čia buvo vieną kartą, ar kai niek nematė. Su mažu svoriu ir technikas labai pasižiūri. Tai jau labai tas ir atnešė iš tikro, kad aš supratau, kad galiu daugiau gyvenime, galiu dar kažką suplanuoti, pasiekti, jeigu užlipau ant scenos, galiu. Taip ir atsirado verslas, veikla, kurią dabar vykdau. Gerai, dar grįšim, aišku, prie to verslo, čia įdomiausia turbūt mūsų pokalbio dalis. Bet dar noriu, kad pasidalintum įspūdingiausiais momentais iš dalyvavimo varžybos. Kur tau tekė dalyvauti, ką pasiekti paskutiniais metais? Pirmose varžybose buvo labai sėkmingos. Pirmą kartą užlipau ant scenos, užėmiau antrąją vietą ir gavau pakvietimą į federaciją, buvo pasaulio pirmenybės. Tai kaip čia kuris formatas, nes aš žinau, kad jų yra. Tai yra federacija vadinasi PCA. Ir ten jie daro timerių konkursų, žmonių, kurie pirmą kartą varžosi. Ir man pasisekė užimti antrą vietą, gavau pakvietimą į pasaulinį turnyrą, kuris vyko čia kaip tik Didžiojoje Britanijoje. Paskambinau treneriui ir sakau, mes gavom pakvietimą, konkursas buvo už 2 savaičių. Tai man pirmą kartą lipant ant scenos, tai buvo toks šokas, bet aišku, pasaulinėse pirmenybės visi susirinko ten, kurie su patirtim ir taip toliau, tai aš tiesiog padalyvavau. Bet buvai super debiutantas. Tai labai patiko, labai geros emocijos. Kelių federacijų esu laimėjęs pirmas vietas, overall čempionas. Tai tikrai. Kiek tau dabar trūksta šiuo metu iki varžybinės būsenos? Kiek reikėtų išsisausinti ar dar? Sakyčiau, kokias 8 savaitės geras ir 8 savaitės darbo. Taip, bet jau tokia labai 2 treniruotės per dieną, rytinis kardio, tuščių skrandžių valanda. Tai apie 8 savaitės. Šiaip pasiruošimas vyksta pas mus nuo 16 iki 12 savaičių.
kur labai griežtai, bet dabartiniai formai, manau, apie 8 savaičių tikrai užtektų. Tai svorio kilnojimas ir bėgimas kardio čia viena dalis. Ir kita turbūt nemažiau reikšminga yra mityba. Pati svarbiausia dedamoji rezultatuose. Mityba ir dar skaičiau poilsis. Mityba tai yra, kas žmonės dažniausiai ir stabdo nuo rezultatų. Ir daug girdžiu tokių, kad sportuoju aktyviai, bet svoris nekrenta ir tiesiog žmonės pasiduoda ir nesiekia toliau tų rezultatų. Tai dėl to, kad mityba pas mus yra. Kaip tu gilinaisi į šitus stebuklingus niuansus? Daug literatūros iš tikrųjų skaičiau. Aš turėjau asmeninio trenerio kursus. Perėjau. Teko ir dirbti kaip asmeniniam treneriui. Ir visada tai buvo mano didelė gyvenimo dalis. Čia Didžioji Britanijoje. Nepaslaptis, kad vietiniai žmonės nevalgo labai sveikai. Dažniausiai pusfabrikačiai. Nu, pasakyk, tai ką čia valgo? Dažniausiai skaičiau Fish and chips? Fish and chips kartais, bet pusfabrikačiai šildosi maistą, sumuštiniai. Kaip sakė, yra daug labai pusfabrikačių. O kodėl taip yra? Ar jie tingi gaminti? Ar jie tiesiog žiauriai yra užsienį? Aš manau, kad tingi. Iš tikrųjų tingi. Labai žinių neturi apie mitybą, ką reikėtų valgyti, ką ne. Dažnai žmonės ateidavo su labai paprastais tokiais klausimais, kur mes atrodo mums labai logiška ir mes žinotumėm, o jiem yra labai keista. Tad ką reikėtų ten vakare prieš miegą, pavyzdžiui, valgyti ar ko nevalgyti. Mes tikriausiai mokykloje tai išmokstam arba iš aplinkos, o jiems tai yra didelis klausimas. Kultūra maisto tokia yra, kad žmonės tiesiog skuba kažką pasigrėbė, tokį sumuštinį, parduotuviai, gazuotą gėrimą. Ir tai buvo didelė problema, nes daug labai skubančių žmonių. Ir dėl to jiems sunku tą mitybą prisižiūrėti. Gerai, o tavo raktiniai tokie atraminiai mitybos pagrindai, baltymų šaltiniai, tu stengiasi visą tai suvartoti pasigaminęs vištienos krūtinėlės, kiaušinio baltymus ar papildai tokie priedai? Koks tavo konceptas? Vis maistas visada pagrindinis yra kažkaip papildai. Dėl to ir vadinasi papildais, nes jie turi papildyti mitybą, jie neturi būti pats pagrindas mitybos. Tai viskas yra iš žuvis, vištiena, angliavandeniai, aš naudoju saldžias bulves arba ryžius, daržovių daug. Tai kažkaip į papildų pusę nelabai ir trūksta kažko. Žmonės. Apie tokius didžiulius kiekius baltymų, kai reikia sudaryti, jos vien tik iš maisto bandai gal? Ar dar kokį kokteilių kauštinį? Es jo, dedu baltymų iš proteino miltelių, deduosi į košę, valgau su košę. Bet tai, sakau, nėra pagrindas mano mitybos ir niekam tikriausiai nerekomenduočiau. O esi bandęs kokias dietas, praganizmą, žaliavalgystę? Protarpinį badavimą. Ne dietą, bet esu bandęs protarpinį badavimą. Kokios formuluotės? 16-8. 16 nevalgai 8? Jo, 16 nevalgai, 8 valgai. Tai labai patiko. Buvo labai keista, nes aš sportuodavau dažnai ryte, 6 val. Ryto. Bet čia prieš varžybas, dabar tikriausiai negalėčiau taip. Labai keista, kad tu atsikeldavai ryte po 16 valandų praktiškai nevalgymo, nes po treniruotės jau prasideda pusryčiai. Ir pilnas energijos žvalus. Tai labai keista. Labai patiko. Kažkaip niekada prie to ir negrįžau. Tai ir dabar tokiu ritmu gyveni? Ne. Dabar reikia suvalgyti 6-7 patiekalus per dieną, tai kartais būna, jeigu įtemptesnė, tas maistas turi būti suvartotas. Jeigu įtemptesnė diena būna, kad aš 1 valandą nakties lašišas su avokadais valgau tiesiai prieš miegą. Tai jau dabar biškį pasikeitė viskas. Nu, okei, dabar reikim prie tos įdomiosios dalies. Dalyvavimas varžybose, gilinimasis į sveiką mitybą atvedė tave prie verslo? Atvedė prie verslo, taip. Iš trūkumo, nes kartais būna, kad nebūtinai net varžybinių pasiruošimų metu, bet kai tu nesezone ir nori kažką greitai pasiimti, pavalgyti, ar tu darbe, ar tu kažkur bėgi gatvėje. Ir aš pagalvojau, kad aš susidūriau su problema, kad mes neturim čia taip labai kažko greitai sveiką ar pasimti, kad labai greita būtų. Ir aš pagalvojau, kad būtų visai smagu atsidaryti
kažkokį sveiką maisto restoraną. Ir pradėjau galvoti konceptus. Tai visų pirma galvojom apie fizinę lokaciją, bet buvo sunku surasti vietą. Ir tada sugalvom mobilaus restorano konceptą, greito, sveiko maisto konceptą. Tai toks biškį neįprastas. Greitas, sveikas ir dar mobilus. Greitas, sveikas ir Atvažiuoja mobilus. patys į namus. Gal ne visai į namus, prie namų. Tai pas konceptas patinka man dėl ko, nes mes galim būti visur, mes galim dalyvauti renginiuose, nemažai turim renginių, festivaliuose. Kaip sakau, mes ryte galim prie salės tiekti pusryčius, per pietus galim atvažiuoti prie žmonių darbovietės ir tiekti pietus. Tai tas mobilumas tokias laisvės duoda. Plus, tu važiuoji su tokia dideliu, žaliu sunkvežimiu, visi tave mato, tai labai puikiai kaip reklamos priemonė. Ir labai gražus pavadinimas jūsų. Pump and Plate. Pump and Plate. Labai su sportu ir su mityba. Tai, sakau, tai tas sportas, tas visas kelias, dabar galima matyti tą visą paveikslą, kad atvedė iki to, ką darom dabar. Tai... Bet čia krūva reikalų, krūva investicijų, rizikas. Toks jau posūkis verslinko keliu. Nebaisu to buvo? Aš kažkaip negalvoju, tas pats kaip atvažiuoti čia į šitą šalį, be kalbos, be niekada, taip pat ir tas pats ir į verslą nerimas. Bet turėjau labai daug mokytis, nes reguliacijas, viskas buvo nauja. Aš iš tikrųjų iš salės, kaip sakoma, gym flow, atėjau į verslą ir neišmanydamas, nedirbęs niekada nei virtuviai, nei su verslu, tai tikrai buvo rizikos ir streso, bet tie iššūkiai kažkaip mane visada motyvuodavo. Kiek jūsų dirba čia dabar tavo šeimos verslas? Taip. Pradinėme etape. Šeimos verslas, aš, žmona ir dukra, kaip supratau, ir dukra 9 metų, linkėjimų jai. Tai taip pat padeda, taip pat dirba. Toks visą norėjau mažo šeimos verslą. Planas yra franšizę užauginti, galbūt fizinę lokaciją pereiti. Kol kas tikrai gerai sekasi. Tikrai gerai sekasi, žmonėms patinka mūsų maistas, nes mes kitokie. Rinkoje labai daug yra greito maisto, bet kažko festivaliuose sveiko, ar kažko vegetariško, galbūt veganiško nelabai galima rasti. Tai... O ką pas jūs galima rasti? Ką galima pas jūs perkati? Pas mus apskritai yra švieži produktai. Pump and Plate, sveikas maistas mums, Pump and Plate. Yra švieži produktai iš vietinių augintojų, aukštos kokybės baltymai. Žuvį mes perkam tiesiai iš žuvies. Dėl, kad keliesi trečią ryto važiuoju ryte, kad mūsų klientai jau 9 ryte galėtų mėgautis šviežiai grilintą žuvim. Tai jokių priedų, nenaudojam aliejaus visai, neturim frajerių, bulvyčių pas mus nėra, dėja. Daugas klausia, atsigenda labai ateina, pas mus taip sako, kadangi maisto sunkvežimis, kur bulvytės, kur burgeris. Tai vietoj burgerių jūs siūlot ką? Wrap, ar ne? Mes jau wrapus, jo, vištienos, jautienos, plėštos jautienos arba aliumiai. Poke bowls darom, tai ryžių arba kuskuso pagrindas su šviežiai grilinta žuvim arba teriyaki vištiena. Jo, krevečių turim patiekalą taip pat. Tai... Ir aš supratau, kad eilė ilgai stovėti nereikia. Tu ateini, užsisakai, per kiek laiko jūs padaro tą patiekalą? Mūsų padarimo laikas nuo 90 sekundžių. Tai viskas būna šviežiai iškepta, pagaminta ir tiesiog belieka supakuoti, sudėti. Tai tas idėja, nes dažniausiai žmonės, kai turi pietų pertrauką, pavyzdžiui, jie tikrai neturi laiko laukti eilėse ir mes tambam puikų sprendimų. Greita, sveika, skanu, maistinga. Per 5 minutės už kokį 10 poundų svarų galima kast? Kiek maždaug kainuoja patiekalas? Net mažiau, iš tikro, net mažiau. Mes dabar turim tokią vietą, 2 dideli universitetai, sudarom sutartį su universitetais, kad už tam tikrą kainą, kad studentai galėtų įpirkti, jie mums leidžia ten stovėti, o mes... Tai jie jūs truputėlį verčia tą kainą pareigūną? O mes už tam tikrą kainą. Tai kokie?
Bet mes galim pareguliuoti porcijas jiems, tai viskas gerai. Aha. Žodžiu, didelės žalos nėra. Ne. Ir apskritai pirmi metai tokie buvo parodyti save, parodyti, kas mes esame, nes Didžiosios Britanijos rinka labai didelė. Čia yra visko ir būti išskirtiniam nėra lengva. Ir dėl to tie pirmi metai ir buvo tokie savęs parodimas, savęs pristatymas žmonėms. Aš pastebėjau apskritai, kad Britai daržovių, pavyzdžiui, mažai valgo. Daržovių mažai valgo? Labai mažai valgo. Jeigu ateina kažkas nusipirkti, tarkim, vištienos frepą, tai jie prašo jokių daržovių, jokių pomidorų, jokių agurkų, nieko. Praktiškai vištieną ir tortilį. Perka turbūt viską. Supratimu, čia yra daržovių. Jo. Ir sakau, tai mums tokiais stereotipais reikia kovoti, kad sveikas maistas yra brangus. Tai mes kaip ir tą stereotipą sulaužėm. Sveikas maistas yra neskanus. Mes tą stereotipą sulaužėm taip pat. Aš labai gerai sekėsi, galvoju. Rangi, šiandien yra sekmadienis ir tavo restoranėlis nedirba. Tai mums nepavyks sušokti, pasistiprinti pabėgimą. Deja. Bet bus bent vienas reikalas vėl grįžti į Londoną. Labai džiaugčiausi priimti. Jau gal turėsim 2 vanus. Bet sakyk, tokį vaną, tokį sunkvežimį sukonstruoti, rengti. Tai be to, kad yra, žinai, ten techniniai reikalai ir investiciniai, bet biurokratija, aš įsivaizduoju. Visose šalyse, o Anglijai turbūt ypatingai. Labai daug dokumentų reikėjo. Net higienės stotis. Reikėjo labai daug dokumentų, reikėjo apskritai. Mūsų visa įranga varoma dujomis. Tai mes vežiojom 3 didelius dujų balionus. Tai reikėjo vietinę authority įtikint, kad mes saugus ir kad nesusprogdinsim miestą. Tai labai komunikacija ilga buvo, 1,5 metų. Aš su jais rašinėjausi, jie kartais atrašydavo man, nes užregistruoti verslą tu turi turėti sutikimą, kas dėl maisto. Tai ir jie turi padaryti inspekciją higienos, o kad ją padaryti, tu turi įregistruoti tam tikroje vietoje. Ir aš norėjau gauti vietą mieste. Ir kažkaip jaučiausi, kad esu ignoruojamas. 1,5 metų ta komunikacija. Klausyk, aš biškai perbrauksiu, o tau neatrodo, kad jie kažkaip tai tave profiliavo kaip lietuvių. O čia mes bėgame, aš atsimenu, buvo skandalingi atvejai, kai lietuviai atseit Londone suvalgė gulbę, pasigavę iš tvenkinio. Gal išgirdai, kad tu lietuvis? Gal tikriausiai jo, galvoju, kad sako, kas čia per veikėjai, gulbę maitinu. Galvoju, kad tieksi gulbės. Tai po 1,5 metų komunikacijos aš įsiūsiu per savaitę apie 20 e-mailų, gaudau vieną atgal ir parašiau į parlamentą mūsų miesto atstovui, panaudojau emigranto kortą, ne vietoj, kozirį, pasakiau, kad esu ignoruojamas tikriausiai dėl savo tautybės ir keista 3 dienų bėgė suorganizavo susitikimą jis mums. Aha, tai šitą kortą, žodžiu, sužaidė labai gerai, labai vietą, tinkamai. Labai jau jie nenori kaltinti kažkokiu diskriminavimu, ne? Absoliučiai. Ir po 1,5 metų komunikacijos susitikimas, po susitikimo 3 valandas praėjo ir aš gavau skambutį iš vietinio council, kad viskas gerai, aš visus reikalavimus atitinku ir leidimą gausiu. Nu šaunu. Tai labai tas atsitiko prieš metus kažkur. Tas atsitiko prieš metus, mes Bump & Plate veiklą pradėjo lapkritį. Iš tikrųjų, visas tas konceptas ir visa ta idėja, kaip aš ir minėjau prieš tai, kad aš visada kažką norėjau duoti visuomeniai kažkokią formą. Ir tas toks galimybė žmonėms nusipirkti sveiką maistą labai patrauklia kaina yra mano davimas. Po 30-mečio savo kažkaip užsimaniau duoti kažką. Mažiau imti, daugiau duoti. Bet žiūrėk, čia va taip sportuoja šauniai, ar dėl to, kad mes čia tokiai vietoje, kur visi sportiškai taip žmonės susirenka, ar taip? Bet tai nespindi apskritai anglų gyvenimą. Ne, tikrai ne. Nėra jie labai mėgsta. Ne, tikrai ne. Jie daugiau turbūt mėgsta žiūrėti futbolą. Sėsliai, jo, daugiau stebėtai, sėslus. Čia Londone vienas iš pagrindinių parkų, graži vieta, tai iš 8 milijonų gyvenančių žmonių ateina keli. Kažkur jie turi ateis. Ateina kažkeli, bet šiaip ir mūsų klientai, mes stovim universitete ir didžioji dalis klientų yra kitataučiai.
Nes dažniausiai yra du maisto pasirinkimai kiekvieną dieną. Tai kažkas sveiko ir kažkas ne taip sveiko. Tai kažkaip anglai vis tiek jie daugiau linksta į tą kitą pusę, kas jiems labiau pažįstama. Nu tai man tokia mintis, gal kartais Lietuvoje dar didesnis verslas gautųsi iš tokio tavo supratimo apie sveiką greitą maistą. Yra mintis apie Lietuvą ir aš manau, kad tikrai neatmetama galimybė, kad ateityje atsidarys kažkas panašaus Lietuvoje. Norėčiau labai iš tikro, visada jaučiau kaltę, kad po studijų, nemokamų studijų, kurias valstybė man suteikė, jie atvažiavau čia ir jokios vertės nedaviau šaliai, tai tikrai norėtųsi ateityje kažką sukurti panašaus, tikrai neatmetama galimybė. Bet Lietuva ir taip puikiai jiems sekasi, žmonės labai sąmoningi, labai sveiki, sveikai maitinasi, turi gerą supratimą. Aš manau, Lietuva labai laukia visų kažkada išvažiavusių žmonių grįžti ir toliau kurti ir gyventi Lietuvoje. Aš daug tokių turiu. Labai daug žmonių. Ir draugų, žinai, šeimoje. Tam tikra tendencija yra. Iš mano draugų labai daug grįžo taip pat, iš mano pažįstamų. Ir Lietuva nuostabi šalis gyvena. Važiuoju už kelių dienų aplankyti tėvus į Lietuvą. Tai nuostabi šalis. Aišku, vaikai, mokykla, reikalai, ar ne? Tu dukrytę, sakai, turi. Taip. Ir aš taip sportuoju, irgi labai aktyviai sportuoju. Tokia gera kombinacija. Kickboksas. Baseinas Ir ir botinė gitara. Jo. Labai, aš pats vaikystėje norėdavau išbandyti dalykus, ne visada galimybių turėjau. Tai dabar, kas liečia dukrą, jeigu jis įmano kažką pabandyti, tai nėra kažkokių klausimų. Mes einam, bandom, darom ir aš manau... Tai jinai pati tokia aktyvistė rodo iniciatyvą. Labai. Ieško naujų iššūkių. Aš nuo mažų dienų visada į salę vesdavausi. Gal nuo 2 metų, kai pradėjo su manim eiti, palaikyti mane, matyti tą visą gyvenimą. Ir tą matydama užaugo tokia, kad pati labai aktyviai gyvena. Tikriausiai mums, kai tėvams, reikėtų prisimti atsakomybę dažnu atveju ir rodyti gerą pavyzdį. Nu gerai, pavyzdys pavyzdžių, bet tai kaip su tom Coca-Cola, ledais ir popcornais, tu man pasakyk. Apskritai, aš galvoju visur, kai sportuojant ir mums, ir vaikams, turi būti kažkoks balansas ir ypatingai šiais laikais tu negali uždrausti visiškai to, ar tu negali atsiriboti. Tai turi būti balansas, mes turim vieną greitą maistą dieną, kada po kickbokso treniruotės važiuoja, įsirenka vieną kažką nesveiko, dažniausiai būna McDonald's. Tai toks mūsų Išsirink kažką nesveiko, būtinai. Tas pats aš pastebiu ir mūsų klientai, Pump and Plate klientai, jie pietus pavalgo sveikus ir tai jau tau atneša kažkokį jausmą, kad kažką gerą dėl savęs padarai. O po to namie gali ir šokoladą baras valgyti ar kažką, bet kiekvienas mažas žingsnis kažkaip nereikia niekada eiti į kraštutinumus ir ant sveikai, tai tik vištiena ir ryžiai, arba jei nesveikai, tai jau tik kažkoks greitas maistas. Bet jeigu mes turime atrandant tą balansą gyvenime, sporto, darbo, mitybos, tai turėsim ilgą ir laimingą gyvenimą. Aš visiškai sutinku, nes taip religingai 100% prakinti ir taip puristiškai, žinai, prižiūrėtai vargu, ar yra labai tvaru. Visiškai ne. Mes suaugę galbūt ir galėtume ilgiau išlaikyti, ypatingai ruošintis kokiam varžybom. Bet vaikai, kai jie mato daugybę tų pavyzdžių, čia Anglijai turbūt dar daugiau, tai visiškai tą užrakinti. Ne, tai sakau, balansas visur gyvenime, taip ir su maistu, ir su sportu. Nes aišku, kai varžybinis pasiruošimas, O dabar vyksta? Mažai. Ar numatytas yra šiais metais? Tu man berods sakei, vieną kartą per metus bandai Vieną kartą per metus, jo. Tai aš dažniausiai darau pabaigoj metų varžybas. Jeigu mes spalio pabaigoj. Dabar dar toli, lapkričio pradžioj. Ne visiškai noriu. Dažniausiai lieka produktų, nes mes viską šviežia kaip gaminam. Tai lieka vištienos iš restorano, parsivežu kilogramais.
Tai valgau vištieną ir ryžius vis tiek visus metus. Ir dar dažnas klausimas, žmonės klausia, sako, tau neatsibosta ta pati avižinė košė 6 metai eilės rytais. Ir kažkaip ne, nes aš neieškau tokios maisto įvairovės. Žiūriu į maistą labai paprastai. Labai. O džimas yra toli nuo tavo namų, ar tu namuose turi pasidaręs visą reikalingą? Labai arti, pas mus labai tokia vietovė, kur 2 kilometrų spinduliu yra gal 5 sporto klubai. Ir iš tikrųjų jie visada pilni, visada sunku rasti vietą, kur automobilį priparkuoti. Tai žmonės tikrai, negaliu sakyti, tikrai eina, sportuoja, bet iš tokias didelės masės žmonių, sakyčiau, mažas procentas, kuris rūpinasi savo sveiką gyvenseną. Kai atvažiavai čia prieš 10 metų, radai tik seserį čia begyvenant. Taip. O kaip dabar su lietuvių bendruomenė? Ar turi platų ratą, su kuo tu bendrauji? Tai atsirado Pump and Plate, susikūrė labai įdomi ir motyvuojanti bendruomenė, pavadinimu Strategic Mind Society, Taip. vienijanti Lietuvos verslininkus gyvenančius UK. Trumpai vadinamas SMS klubas. SMS klubas, taip. Ir superinė vieta. Man labai daug padėjo. Iš tikrųjų, kaip jaunam verslininkui, susipažinau su klubo įkūrėjom. Viena iš jų yra mano buhalterė. Jos kompanija tvarko mano buhalteriją. Tai labai daug pažinčių, labai daug motyvuojančių žmonių. Labai stipri community, sakyčiau. Žinai, aš čia atvažiavau kviečiamas šitos organizacijos, tai vakar dalyvavau jų konferencijai kaip svečias, tai man paliko labai gerai. Ir koks požiūris apie mūsų organizaciją? Žinai, tikrai buvo 100 svečių, pilna salė, visi tikrai labai smalsus, visi labai pozityvus, daug įdomių istorijų, daug gerų kalbėtojų. Ir, aš manau, kad puiku. Apskritai, aš galvoju, kad mums žmonėms trūksta to bendruomeniškumo jausmo ir labai smagu jungtis. Tas pats sportas labai jungia, tas pats kultūrizmas, mes turim savo bendruomenės, mes konkursuose tie patys žmonės matomės. Labai svarbu apsukti save ties, tai sakysi, motyvuotais, panašiai mąstančiai žmonėm. Jo, man labai patiko išgirsti, kad yra ir organizuojamas 6-dieninės sekmadieninės mokyklėlės vaikams. Taip, yra. Nes yra didžiuliai kiekiai vaikų, kur jau yra rizika, kad jie nemokės kalbėti lietuviškai. Taip. Kol 6-dieninės mokyklėlės labai gali pasitarnauti. O kaip tavo dukrytė? Kalba lietuviškai, rašo lietuviškai. Mes ją vasarom išvežam pas senelius. Tai gaunasi tokia emigracija į Lietuvą, kadangi čia gimus, tai 6 savaitės jį prabūna. Ir aš manau, labai svarbu išlaikyti savo šaknis. Ir tas bendruomenės organizuoja tiek užgavėnių šventės, tiek joninės, koncertų yra daug lietuvių. Tai mes tikrai turim labai stiprią bendruomenę. Ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų tuo, kad mes ne tik integruojamės ir po kiek metų vadinam save Britais, bet išlaikom tas lietuviškas šaknis ir didžiuojamės, kad esam lietuviai. Labai smagu, dirbant restorane, pamatau tikrai, kad ateina lietuvių, nustemba, pasikalbam, tai toks labai jaučiu naudą. Tikrai aš galvoju, kad tas verslas, tas maistas, sportas, visas tas konceptas labai jungia žmonės. Ir tas yra svarbiausia iš tikrųjų. O galėtų dabar restorane atsirasti koks sveikas, greitas, lietuviškas patiekalas? Aš dabar greitai negaliu sugalvoti. Gal vasarą galima šaltibarščius? Aš nemanau, kad būtų populiariausias patiekalas čia Anglijai. Nemanau, kad būtų bestselleris, bet tikrai egzotiškas. Kodėlgi nebūtų egzotiškas? Kodėlgi ne? Tai reikės pagalvoti apie vasaros meniu, apie kažkokius naujus patiekalus. Jo, nes čia pernai buvo jis apdovanotas kaip viena iš geriausių Europos šaltų sriubų. Tai žinai, jau marketingo prasme galima tokį postūmį. Paragaukite bestsellerio iš Lietuvos. Būtų labai smagu. Nu ką? Aš čia nežinau, kažkaip anglai, aš nemanau, kad jie tokie yra bandytojai. Jie nėra bandytojai kažkaip. Mes lietuviai tokie smalsesni. O kaip aš pastebiu, pas mus ateina, tai nusižiūri kažkokį vieną patiekalą ir viskas. Jie eis pusę metų ir valgys tą patį vieną patiekalą. Jie kažkaip neeksperimentuoja. Labai. Jokių eksperimentavimų.
Nu ką, aš labai noriu tau palinkėti, kuo geriausias klotės šitam versle, laužant britų stereotipus, padant jiems daugiau atrasti sveikos mitybos, sportą. Aišku, ir toliau dalyvauk mūsų šaunios bendruomenės veikloje. Labai malonu, kad radai laikas prasibėgti. Ačiū, kad atvažiavai. Buvo šaunu. Skiriai savo laiką. Gerų tau varžybų, gero verslo, sveikatos. Ačiū visiems, kad Ačiū. Iki. Nu, labai fainai prasibėgom šakės. Nu, čia Labai fainai prasibėgom. visai neblogas oras pasitaikė. Jo, nei saulės, nei